nes kai aš įrašiau grinai Nidoje prie Baltijos jūros krantų, tai bangelės ten jau tikrai tokios kaip Adelnių paveikslavo, tokios ir šniokšti. Ir taip sušalau aš ten bežiūrėdama, nes aš nežinau, kokia yra bangų spalva, kaip jos ten, ką jos veikia, kaip jos ten kunkuliuoja, aš viską turiu matyti. Ir paskui, kaip sušalau, bėgau į tą pušyną ten, šiek tiek juodraštį parašiau, o prie savo draugės Stasės Nidoj parbėgui sakau, jos vyrui, tu duok man metachą, ką nors atsigerti, aš esu peršalusi mirtinai, aš dar galiu susirgti. Nu ir va tai tas eilėraštis man taip ir iš Nidos iš 2000 metai. Šniokšdamos šiaušiasi bangos, neužmatomos tolios tamsios, grumėsi, grūdasi trankos, vėjo genamos dūžta krantuos. Valiukiškai verčiasi kūlio, baltadančiais pursloja purslais, šoka piestų ir sminga į gelmę, įsisiautėja mostais plačiais. Žalsva kaktą grėsmingai atstačius, pasišiaušus, pikta, net baisu, aukštaūgė banga skrieja vėjų, pasitikti ją krantui baugu. Kunkuliuoja ir svaidosi jūra, gilia gelmių pilių gintarais, tam žalės bangos mauroja, siautulingai nurieda krantais. Išsiaudrino Baltijos gelmės, įsidrapstė pakrantei purslais, rūgščiojo grožio dalelė, išsinešiu smėlynais gelsvais. Labai ačiū, kad klausėtės.